trečiam lauke Liepos 15 dieną, kuriame vyko ir lauko dienos gegužės mėnesį. Prasidėjo rapso kūlimas, rezultatą turim gerą. Verticiliozės pažeistų augalų viskas kart mažiau ir mažiau, kas parodo žali stiebai. Pradėjom naudoti prieš sėją Ruineksą, Bacto-C ir Penergetiką, tai mes jaučiam, kad tai labai padeda verticiliozės prevencijai. O jeigu norint dar geriau, kad būtų nenaudot kompleksinių trąšų, galima dadėti fosfiksą ir azofiksą. Nei šiame lauke, nei kituose laukuose jau nebenaudojam kompleksinių trąšų. Naudojam sistemingai biologinius produktus, kas leidžia mums kulti 3,7 tono rapsų derlių, nors ir esant nepalankiom sąlygom. Tai galim sakyti, misija įmanoma.